Praėjusią savaitę Kėdainiuose šurmuliavo jaunieji futbolo mėgėjai suvažiavę iš 10 miestų ir rajonų mokyklų. Mat čia vyko Europos specialiosios olimpiados futbolo savaitės finalinis turnyras, kurio nugalėtojai šiemet tapo Kėdainių specialiosios mokyklos pirmoji komanda. Renginio organizatorius Rytis Šležys pasakojo, kad vaikai labai laukia šito turnyro, nes juo žavi ne tik įtempta kova, azartas, bet ir rėmėjų dovanos bei pagirimai. Atvažiavę labai geografija įvairi, tai Kaunas, Klaipėda, Priekulė, Gelgaudiškis, Kazlų Rūda, Dabikinė, Kėdainiai, 2 komandas įstatė. Taip pat ir visą laiką, kaip ir bendradarbiaujame, tai visą laiką kviečiame mažosios futbolo klubas Nevėžis auklėtinis. Turim ir rėmėjus, šiaip visą šitą renginį tai finansuoja Europos Sąjunga, o čia vietoj mes randam rėmėjų, ir futbolo klubas Nevėžis sakė, uždarymą atvažiuos, Maikutės įteiks geriausiam komandos žaidėjam. Taip pat ir kitos organizacijos prisidėjo, kad ten apdovanosim vaikai su futbolo kamuoliais, taip pat ir futbolo federacija, kurie irgi pridėjo dovanų. Tikrai vaikai ir tobulėja, ir labai nori laimėti, ir nori užimti prizinės vietas, ir pasidabinti tą medalį. Tikrai ir ne tik tarp vaikų, ir tarp trenerių šiokia tokia vyksta kova, trintis, nes visi už savo vaikus kovoja, nori, kad jie pasirodytų geriau ir į savo mokyklą atvežtų kažkokį tai laimėjimą. Antrąją vietą specialiosios olimpiados futbolo turnyre užėmė Kazlų Rūdos auklėtiniai, o 3. vieta atiteko Gelgaudiškio specialiosios mokyklos pirmajai komandai. Šios mokyklos kūno kultūros mokytoja Sidona Mikštienė minėjo, kad futbolas jų mokykloje jau nurungė krepšinį. Tad net į 2 komandas netilpo visi norintieji varžytis Kėdainiuose. Viskas prasidėjo šičia Kėdainiuose, nuo vyrų entuziazmo, labai patiko vaikams varžybos ir kiekvienais metais pas mus mokykloje ši sporto šaka tikrai populiarėja ir jau yra net populiaresnė už krepšinį. Vaikai net pertraukų metu, turiu 5-6 klasę, kuri kiekvieną pertrauką net per lietų jie spardo tokį mažą kamuoliuką. Ir palikau namie ne vieną nuliūdusį veidelį, kurie netilpo į tą autobusiuką, bet norėjau kartu važiuoti dar žaisti. Didelę dalį inventoriaus mes gauname dalyvaudami šiuose turnyruose vis dėlto. Kamuoliai tai yra pagrindas. Esam pradžiai gavę ir vienos komandos aprangą, tuo labai džiaugiamės. O taip mūsų mokykla labai dažnai gauna paramą iš Nomedos akcijų. Ir tikrai vadovybė mokyklos labai mums negaili, susipirkę turim ir naujus vartus į salę, ir kamuolių turim. Biškį bėda su avalinė, bet aš manau ateis laikas, kai jau mes dabar tą susirinkom inventorių sunkesnį, vartai turim viską, tinklus turim, tai pajudės ir avalinė, aš manau. Tik nuo šio rugsėjo džiaugiamės savo, kad ir nedidelė naujai padaryta salė. Ir labai rezultatai pagerėjo mūsų būtent per šiuos mokslo metus.